Tai dabar privačios ir iš užsienio valdomos Lietuvos informacinės struktūros, ELTA, Delfi, 15 minučių, jos užsako Lietuvos privačiom agentūrom atlikti apklausas. Taip. Tas apklausas sumoka pinigus, tas apklausas atlieka, o apklausas atliekant privalu suderinti klausimus ir kokios partijos arba kokie kandidatai į prezidentus bus apklausiami, apie Taip. kokius bus apklausiami. Klausimynas koks, jo. Tai aš turiu oficialų atsakymą man iš tos reklaminės agentūros, kad praėjusiais metais prezidento rinkiminės kampanijos metu mano pavardė buvo uždrausta įtraukti į klausimyną. Tai mes įtraukiam tokias partijas, tarkime, dabar Seimo rinkimuose, o šitų partijų pasakom, kad nereikia įtraukti, tegul būna kitos partijos. Ir tokią metodiką sumokėję pinigus, gaunam tam tikrą atsakymą. Ta atsakymą valstybinė televizija LRT paskelbė kaip tikrą pinigą, kad čia tikras teisingas, ar ne? Nuomonė, tai. Ir tada TV3 atšaukė senas platformas, kad kalbėti nebūtų galima. Taip. Ir pasako, o mes dabar darysime taip. Vyriausia rinkimų komisija, į kurią mes kreipsimės, bet nebejotinai pasakys, kad čia viskas atitinka, čia lygiateisiškumo pagrindai nepažeisti. Nes aš turiu Vyriausios rinkimų komisijos oficialų raštą, kaip Tapino Laisvės TV. O Laisvės TV šiandien iš ryto 8 valandą buvau Vilniuje ir mes ten diskutavome apie tie vienmandatininkai Švenčionių rajono. 8 valandą iš ryto reikėjo Vilniuje būti ir diskutuoti. Tai aš pasakysiu, kad Laisvės TV išdrįso mane pakviesti, nes prezidentinės kampanijos metu Laisvės TV manęs nepakvietė sąmoningai ir specialiai ir 3 valandas diskutavo su kitais. Kai aš apskundžiau Vyriausiai rinkimų komisijai, tai Vyriausia rinkimų komisija pasakė, nu čia prostitucija ir ištvirkimas ir totalus teisinis nihilizmas, nu kitais žodžiais negaliu pasakyti, kad mano teisės nebuvo pažeistos. Nes aš turėjau teisę prašyti Tapino Laisvės TV, kad mane pakviestų. Tai buvo paskutinė savaitė prieš prezidento rinkimus. Aš turėjau teisę prašyti, nes aš nebuvau numiręs, o aš net nežinojau, kad ta laida buvo. Sekančią dieną susitikau Lietuvos ryto televizijoje ir manęs klausiau, kodėl jūsų nebuvo vakar? Sakau, pirmą kartą girdžiu, o manęs net nepakvietė ir nepakvietė manęs, tai nėra nusižengimas. O tada vėl dar sugrįšiu. O kai viešoji įstaiga Gana yra gana atspausdino Lietuvos konservatoriaus pavadinimo 3 laikraštukus, iš tų 3 jie 3 laikraštukus atspausdino. Vyriausia rinkimų komisija nusprendė, kad tai yra nepažymėta politinė reklama visi 3 laikraštukai. Nors paskutinis laikraštukas buvo parašytas, kad yra politinė reklama apmokėta iš Eduardo Vaitkaus rinkiminės sąskaitos. Tai VRK nusprendė, kad tai yra pažeidimas. Ir tada, kadangi už 2 laikraštukus buvo sumokėta 550 eurų, tai pareikalavo, kad 550 eurų aš sumokėčiau į valstybės biudžetą. Čia tiražai turtumenyje laikraščiai. Aš galvoju, 3 vienetai pagalvoju. Ne. Čia laikraščio tiražas. Kaip laisvo laikraščio papildomas tiražas papildomai įsideda, ar ne? Tai 550 sumokėti už tuos 2 ir už 3, už kurį buvo sumokėta 800 eurų iš mano rinkiminės sąskaitos, tai už tą 3 pareikalavo sumokėti 2000, kuris yra pažymėtas, kad tai yra politinė reklama apmokėta iš Eduardo Vaitkaus sąskaitos. Aš kalbu apie tai, kad jie yra nebaudžiami. Jie totaliai nebaudžiami. Ir bet kokią neteisybę
jie gali įgyvendinti, o jūs tada eikit į teismą.